Sveiki, šiandien mano rankose 15 vaikams skirtų tigriuko kortelių. Šias korteles sukūriau aš ir kolegė, vaikų psichologė Ieva Kirkilė. Šios kortelės yra sukurtos pagal Mindfulness metodologiją ir skirtos ugdyti vaikų sąmoningumą. Skirtos vaikams nuo 6 iki 12 metų ir jas naudoti galima šeimose, mokyklose, darželiuose, stovyklose. Ten, kur norite ugdyti vaikų sąmoningumą ir nusiraminimo įgūdžius. Šios kortelės tokius turi 2 išskirtinumus, apie kuriuos labai noriu pasidalinti. Tai pirmas išskirtinumas yra tas, kad jos yra suskirstytos į 4 kategorijas. Tai yra minčių kortelės, kvėpavimo kortelės, tada yra kūno pojūčių kortelės ir emocijų ir jausmų kortelės. Antras išskirtinumas, kad dėžutėje rasite tikrąjį tigriuką. Jis yra labai natūralus, iš medžio, iš ąžuolo ir jisai yra šių kortelių tokia idėja, kad vaiką lydės visų kortelių metu. Vienose kortelėse vaikas mokins tigriuką, kaip nurimti, tai vaikas atsidurs į tokią jam naują poziciją, ne jį mokins, bet jisai turės galimybę pamokinti tigriuką sąmoningumo. Kitose kortelėse jis tiesiog kaip priemonė padės vaikui nurimti ir tiesiog kaip pavyzdį galiu paminėti vieną kortelę, tai yra saugusysis skaito instrukcija, o vaikas pasitelkia savo 4 pojūčius, tai yra pačiupinėja iš visų pusių tigriuką, tada jį apžiūri, tada paklauso, galbūt tigriukas jam ką nors nori pasakyti ir pauosto, kaip kvepia tikrasis ąžuolas. Šios kortelės tuoj atsidurs mano elektroninėje parduotuvėje ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau išaušo diena, kai galiu pristatyti šias korteles. Visi mano kūriniai man teikia didžiulį džiaugsmą. Nuo to, kada pradedama idėja, tai ši idėja prasidėjo prieš 2 metus ir štai kartais reikia 2 metų, kad aš galėčiau korteles pristatyti jums.